Kitas labai analogiškai yra toj, dabar maža salė, bet čia. Tada jų įrašys. Šiandien įrašinėjom personažą, kuris bus tik tai balsas, bus tik tai vizija ir netgi vizualizacija, kiek suprantu. Iš kito išminčiaus paieškokim gerai, toks Gendalfas vis tiek jisai čia. Važiuojam. Labas, Giedrė. Labas, Giedrė. O jeigu taip čia yra konkrečiai? Labas, Giedrė. Labai gerai. Egoizmo šitą, kad turi. Ta prasme, ar išprovokuot? Provokuot, okei. O dabar? Griežčiau. Griežčiau konkrečiau. O dabar? Irgi spareigokim. O dabar? Kaip yra dabar, žinai? O dabar? Labai gerai. Intuityviai tai atras. Tu supranti, kad gali tekti ir perrašinėti. Pilnai suprantu. Nes darau taip, kaip aš matau, taip, kaip aš jaučiu ir ko nori režisierius. Nes toks visas darbas būna. Jeigu atvirai pasakojame, ne? Tai situacija yra toje, kad mes neturime turto. Mes jo ieškom. Mes ieškom aktoriaus turto. Man atrodo, dar nuo viso to dar vyra. Šiaip jinai tokia neturėtų būti. Nu panašiai. Stengiamės tik tais dabar, kad tos tarpų nesimatytų. Nu tai dėl šito ramu. Žinai, ko mums neramu yra? Yra naujų dalykų. Nueinu vakar į salę, repetuoti su smilgučiu to. Nu čia biškai jau mano toks prakolas iš tikrųjų. Reikia tą projekciją, yra reikalų su to bėdų. Savo akmens. Gal kiek mažesnis? Savo akmens ieškau. Tiksliai, antrą kažkokį kitą pasidaryti, gerai? Kelis kartus. Taip, aš pasidarysiu, aš dabar tiesiog pasidarysiu. Paskutinis, finalinis yra isterinis, absoliučiai isterinis, šiaip net tam tikrą, gal net paniką, kad Niekada nebenulis. O, labai. Nes logiška tada, kad veik ir bėga prie pačio pirmo, kuris yra arčiausiai jos, net prie kraštinio. Čia tu pasidaryk. Aštuo.